Atvykom šiandien į Kauną. Kas geriausia, tokiais laiptais reikia užsinešti langus, vos tilpa. Susinešiu. Yra kažkokie imitaciniai, senoviniai. Bandysim pritaikyti. Darom. Išimtam varčetą. Turiu senovinių tokią reikalų bus. Taip, reikia tiek nusipjauti, kad pasigauti visą tą lygį. Čia senoviškai ta dėžė peršaldavo čia. Tai va, kiek papildomą darbą. Viską ratu apipjauti. Nupjaunam, ką daryti. Taip, prisipjau rėmą. Stiprinam bruseliais. Išsivedam lygį. Viršų jau bruselis. Įdėsim drenažinį kaip nors šiką nors. Prisukam ten dar. Dėsim rėmą. Stoglangį, blin. Iš tokių stoglangių reikia padaryti normalių stoglangių. Bitute. Na ką darysim, profai esam padarysim. Taip, įdėtas rėmas. Čia reikėjo pakišti, blemba, čiut ne 2 cm. Įdėjau drenažinį. Šiaip ne taip čia pakišau. Aišku, biški ne taip, bet taip niekaip aš negaliu. Darom toliau. Įstatytas langas. Biški peršalė. Taip, užpūsim mikrofleksą viskai čia. Iš seno rėmą. Tas galas taip, o čia apie 2 cm reikėjo pakišti. Visas sukrypęs taip. Net ir matas, kad langas turi visada tiesiai būti. Bet tie kreivumai, tai čia tam namui čia 50 metų ar 100. Po pietų kitą. Taip, tą vieną padarėm iki pietų, dabar po pietą. Tas langas buvo, sakė, išlėkęs ten žemyn. Tai jį čia kažkaip įstatė. Darom toliau. Tik kokie čia švieslangiai, tai čia. Taip, antrą tą stiklą išėmiau. Va, kiek skardų visokių reikia nusimti. Ten skardą numečiau. Šonai va. Čia šoną reikia susiti. Tada dėžę reikia pjauti. Kaip ten. Viešmatis kiek darome. Darom toliau. Vienas ten. Dabar antrą rėmą statau. Visur nauja. Ką noriu parodyti? Visur skylės. Kaip gali nebėgti? Visur. Sunkiai, bet įdėjau tą drenažinį, ten paklijuosim dar. Ten biškį matau paklijuoti reikia. Kiek užteko, tiek. Svarbu įdėjau, nes ten tuščia vanduo gali ateiti. Atsimenat, buvo kraštai skardo uždėta, nes čerpių nėra daugiau. Tai dabar yra tokia situacija, kad trūksta tų galiukų, čia trūksta. Čerpės sudėtas, taip pat tik dėvė. Tai čia dabar trūksta gabaliukų. Čia skarda buvo uždėta, kiek pamenat. Tai dabar reikia man irgi sugalvoti skardas ir užkišti. Kaip visada praverčiu skardininko žinias. Pasidariau tokią latakėlį. tą pabandysiu čia pasisiūt gal, tą pakyšim. O sena rusiška skarda, nei surūdėjus nieko. Gerai. Na, bandom dėti. Taip, padaryti langai. Tokia paliepė, tokia neaišku, čia kada čia apdaila. Mikrofleksų to mažai, kur plečiasi apipučio.
Jis visas, matot, nu, tas galas reikėjo keltis ir taip ir atrodo, kad kreivai kažkaip, bet pagal gulčiuką gerai. Nu, čia gražu. Tvai matė. Nu, viskas tvarkomis ir važiuojam nuo.